Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Visas pop scenos lėlytės dažnai pravardžiuojamas dainuojančiomis papais. Ištiko krizė. Bim, bim, bim. Ho! Ir tai dar ne viskas. Vietoj jų krūtiningos muzikos ketinama leisti tik labai gyvą, labai intelektualią ir dvasią turtinančią produkciją. Negi dabar turim slėpti viską su maišais apsirengti, vaikščioti. Kad pasislėptumėte ir maišais užsikamšytumėte, trokšta viena radijo stotis, kuris staiga paskelbė karą po Barbin ir per apdovanojimus savo klausytojus užbombardavo neva labai jau intelektualią muziką. Pasiklausom. O dabar pasiklausom tų, kuriuos šie mikrofono ir radio bangų virtuozai pasiryžo išnaikinti kaip kokius Kolorado vabalus. Naujasis Olele Pupiščių hitas ir naujojo klipo filmavimo užkulisiai. Tikrųjų yra didelė paklausa ir labai keista, kai radio stotis nori atsisakyti tokių grupių. Tai automatiškai jų paklausa tiesiog nukris. Čia aišku jų reikalas. Labai daug grupių, ne tik mūsų, bet ir Lietuvoje yra labai daug grupių dainuojančių papais. Tas tiesa, tokių grupių ne viena ir ne dvi. Dar prieš pasauliui išgirstant Olele Pupytes, neapykantos ir diskriminacijos jūroje buvo skandinamos Yvos merginos. Istorijos faktai byloja, jog tai buvo pirmoji Lietuvos grupė nominuota dainuojanti papais. Ir viskas tik dėl tokio įvaizdžio, na ir šiek tiek dėl tokių dainų. Zvonkė priklauso liaudžiai. Ir tai tik sąrašo pradžia. Kita kaltinamoji dainuojanti krūtinė – Sonija. Tik va ji iš viso nesupranta, kaip galima nedainuoti savo privalumais. Seksualumas šou versle, manau, dainininkiai labai svarbi savybė. Manau, kad gražus kūnas, seksualumas yra priimtina ir tai turi būti. Seksualumas seksualumu, bet kai prie tokio giluminio dainavimo viena jaunutė mergina pasiūlė pašokti. Tai bus kaip mano grupė, supranti, šiek tiek ir kaip ir įvaizdis ir tam, kad mūsų užsakyti privatų vakarėlį, bus galima dar išvysti, supranti, ir stripti. Na, bet ne viskas taip blogai. Buvo ir tokių, kurios su tuo bandė kovoti. Pavyzdžiui, Šokolado merginos paskelbė karą karjerai. Oi, susimaišiau. Karą karjerai per lovą. Mes skelbiam kovą karjerai per lovą! Mes labai smarkiai reaguojame tą žmonių nuomonės. Mes labai iš tikrųjų rūpimam, kad mes neatrodytume vulgariai jų akise, kad mūsų nelaikytų kažkokiom ten lengvabūdžio elgesio merginom Lietuvoje. Savo ar ne savo norų, jūs ir daugelis kitų grupių, kaip 6-9 danguje, buvote įvardintos lengvabūdėm, nemokančiam dainuoti, visokiomis nuogybėmis ir kitais nepadoriais veiksmais žiūrovą gundančiamis mergužėlėmis. Bet ar tie, kurie paskelbė jums karą, sugebės laimėti? Be abejo, kad tai yra absurdas, nes prisiminkim vieną dalyką, tie, kas dainuoja papais, ar ne? Kaip sako, jie dažniausiai yra labiausiai klausomiausi ir labiausiai norimos grupės, ne tos pačios Yva ir visos kitos, neminėsiu kokios. Jo, kodėl mes negalim parodyti tai, ką mes turim iš tikrųjų. Tai yra gražu, visiems patinka, tai kodėl mes negalim tom pasinaudoti savo sėkmę. Mes ir visi Lietuvos vyrai tikrai neprieštaraujame, nediskriminuojame ir visas dainuojančias žvaigždės mylime. Tad rodykite, prašom, rodykite viską, ką turite. Bus gyvenimas kaip rojus, bus jis toks, kokio aš noriu ir laidėksiu pragarę. Oi, kiek daug berniukų nori, mano saldainiukų nori. Gal dabar kažkas sakys, jog per daug čia tų papukų, kad per daug užpakaliukų, kad pradingo visas dvasingumas. Bet prisiminkime, kad jau nuo seniausių laikų, kai lietuvaitė šokti ir dainuoti galėjo tik prisirengusią 100 sijonų ir liemenėlių, jų grožio vis tiek niekas paslėpti nesugebėjo. Tad remdamiesi liaudies išmintimi, siūlome nediskriminuoti, o tiesiog dainuoti.